Nu, kipriukai, kur mes važiuojam? Varom į Lenkiją. Kuris etapas? 4. Ir ką ten veiksim? Šaudysim. Į ką? Į priešas. Į Lenkus? Jo. Smagu. Sveiki. Mes vėl čia iš įvykio vietos netoli Alytaus. Važiuojam su Fordu išnamuotu. Važiuojam ir prakiūro padangą. Eime parodysim. Tai. Mūsų vyrai keičia padangą. Matot? Va. Ten sena, čia nauja ir tvarkom. Mūsų vyrai, vaikai tai komentuoja. Dar pakelbiškai. Jūs mokinkitės, čia yra iš gyvenimo mokyklos. Matot, kas kariuomenį tarnauja, apkasą galima su bet kuo iškas. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra que yo siempre cantaré. Nu, atvykom pagaliau. Audrius labai greitai vežė, tai taip, kad kelionė neprailgo. Aišku, išgėlėm alkoholio irgi kiekį atitinkamą su Egidijum. Tai vat, matot, oras labai nuostabus, 34 už lango. Lauke dar karščiau. Aikštelė super, vieta nebloga, žolytė. Super žolytė. Neištrypta nieko, duobių nesimato. Aikštelė pastatyta įdomiai. Žaisim nuo gynybos, paskui pulsim, paskui vėl nuo gynybos ir paskui vėl pulsim. Žodžiu, viską apsižiūrėjom, važiuosim į viešbutį nusipraus, nes jau čia kolektyvas labai to trokšta, bet mes dar iš aikštelės žaidėjai nenori niekur eiti. Tai va taip, kad tokias nuostabios mintis aplankė. Taip, gyvenam 7-vietėm kambarį, 2 aukštin, tai nesimato dabar nieko viršui. Gerai, ponas Žodžiu dabar kapitonas. Šiaip iš tikrųjų mūsų yra gyvatinis, pavadinkim, galinis žaidėjas, antras po kapitono yra, jis jau net pasiruošęs varžybom, gali pažiūrėti, kaip jis atrodo įsieisis. Matot, jo ranka. Atskleistų. Gražuoliai. Gražuoliai. Be makiažo. Jisai tam yra daroma jau kelintą kartą, jau kelinti metai, kad pripras prie kaukės, kad kaukė tiktų. Turime aikštelės schemą, žodžiu, vienas bėga ten, kitas čia, kitas startuoja, apibėga šitai. Po to šitas bunkeruoja šitą. Apibėga šitai, prisidengia tą figūrą, neria į gyvatę ir tada bunkeriuoja. Nu va, ankstus rytas atvažiavom į aikštelę, naktį lijo, zonos išgriautos, vėjas buvo stiprus, figūros pripučia dabar, eisim tą aikštelę pažiūrėti, tinklai išlūžinėjo, nieko, lenkai malodėt, greit sutvarko ten viską. Labą dieną. Esam miestelį Kelsi. Vyksta, žodžiu, Daržasvydžio lyga. Oi, palaukim, nustos. Ir ką, žodžiu, dalyvavom.
Varžybos, sakyčiau, galėjom biškį geriau. Kažkaip žaidimai vietomis nėjo. Ir šį kartą gausi taip, kad užėmėm 3. vietą. Turėjom labai lengvų kovų turėjom ir labai sunkių turėjom kovų. Jeigu išsineša vieną flangą, tai užsineša visus. Ir, pamatėm klaidas, kur reikėtų treniruotis. Pamatėm, ko mums dar tikrai trūksta, ką reikia pasidaryti, ką reikia išmokti. Sekantis etapas bus už mėnesiuko, manau, mes tenai pasiruošim labiau. Kame yra blogai šis etapas buvo, kad mes važiavom tik 5 žaidžiantis ir turėjom vieną pasakinėtoją, kuris tik tai sakė, kur yra priešininkai. Tai yra, aišku, labai gerai, bet geriau būtų turėti 2 pasakinėtojus, kurie galėtų vesti žmogų ir daryti. Čia dabar bandėsi mūsų tą komunikaciją, pavadinkim tokia. Ar mes žaisdami mokam komunikuotis, gavosi, kad pasikomunikuojam. Ir pagrindė, kas labai kliūdė, tai kad gal kai kurie žaidėjai iš mūsų komandos narių pasijautė, gal kad yra stipresni prieš kito komandą ir gali išsnepinti, pavadinkim jį, ar dar kažkaip. Ir tas ne visada pavykdavo ir paprasčiausiai gaudavosi kliurka, kad išnešdavo kampą vieną ir flangą ir jau tada ateidama. O šiaip, dar kas yra vienas, tai turbūt čia visiems daugam labai trūksta, labai tingi darbą dirbti prie figūros. Tai pirmyn aukštyn vaikščiat. Čia parodė, šitas etapas parodė, kad reikia šaudyti iš labai žemos pozicijos ir būna tie vadinami naviesai ateina. Bet šiaip viskas, pavyko, nuotaika labai gera, iš tikrųjų dabar ieškosim, kur išsimaudyti. Ir aišku, gražus prūdas. Ieškosim, kur įsimaudyti ir bandysim važiuoti namo. O kas yra labai gerai, kad oras buvo labai puikus, mūsų žaidimo metu saulutė nespygino kaip dabar, tačiau nebuvo nei vėjo, nei lietaus, buvo oras idealus, oras žaisti ir aikštelė iš tikrųjų yra po vakar palyjusi, tai žalytė yra, kas bebūtų tam problema, kas su bucais, tai dievas šitą aikštelį. Tai ką, norėtume padėkoti 2 panelėm. Gydiaus žmonai ir Mangio būsimai žmonai, kad atvažiavo su mumis aikštelį, padėjo, pavalė, kada reikėjo ir palaikė mus visas 48 valandas, pavadinkim taip, kiek mes čia keliavom. Ir dar turbūt gal kol keliausim palaikys. Dėkui treneriui, kaip sakant, kuris mus treniruoja, dėkui klubams Tik Sportas ir Imperatoriai ir Redvorsai komandai, kurie palaikė, padėjo. Ir ką, lauksim, kaip sakant, sekančio etapo 4, 5, atsiprašau, kuris parodys, kelintoj bendro įskaitoje mes esame. Dabar, manau, tas mūsų reitingas nelabai pakrito. Tai gavom baisiai gražią didelę taurę, o pasimatysim, kai važiuosim mašinai namo.